Sveiki, o dabar norėjau paklausti kiekvieno iš jūsų, ko vertas jūsų gyvenimas? Ar kada nors susimąstėte apie tai? Kur mes bėgam, kur mes lekiam? Mano salonas man buvo viskas, visas mano gyvenimas. Tai buvo mano didžiausias universitetas, didžioji meilė. Aš išmokau ten daug visokių dalykų. Aš tiek daug sužinojau. Čia mano universitetas. Tai 10 metų buvo universitetas, o 5 metus su pusė ar kiek čia aš laikiau egzaminą. Ir aš jį išlaikiau. Ačiū aukščiausiajam. Aš tai pakėliau stebuklingai. Bet kas iš to? Ko vertas gyvenimas, jeigu jame nėra žmonių, kurie tave palaiko? Ko vertas gyvenimas, jeigu tu negali keliauti? Ko vertas gyvenimas, jeigu aš net neturiu laiko Dievui? Aš neturiu laiko net kada kvėpuoti. Aš neturiu laiko treniruotėms. Aš tik atsikeliu kaip robotukas. Tik. Čia nusiprausti ir bėgte. Ir vakare. Bum. Nusiprausi ir bum. Kartais net ir be nusiprausimo būdavo. Bum. Išsijungi iki tokio lygio. Atsikeli. Vėl. Praustis vertas. Vėl. Bum. Nors čia gyvenimas. Tai ne gyvenimas. Tai nėra gyvenimas. Tai yra kalėjimas. Jūs gerai susimastykite, kur mes gyvename. Žemė yra kaip kalėjimas. Skaistykla. Žemė iš tikrųjų yra skaistykla. Paskui apie tuos dalykus aš labai smulkiai papasakosiu. Ir mane daug kas mokino tą daryk, taip daryk, anaip. Jo, galbūt jie buvo teisūs, bet man turbūt reikėjo šitų pamokų tam, kad pabūčiau. Ir būtent taip viskas turėjo būti. Būtent taip. Ir dauguma iš mūsų, tarkim, Evelina, Irutė, jau sveikatą praradusios. Taip pat kaip ir aš. Kiek ilgai dar tempsit? Kiek? Jums jau nebe 20. Tai kviečiu į Aljansum ir išmoksime labai daug visokių dalykų. Uždirbsite daug pinigų. Iš tų pinigų investuosite, padarysite savo verslus, savo apmokymus ir gyvensite visai kitokį gyvenimą. Tai visus kviečiu. Ir aš ten jau dariau prieš tai video, kad tas, kas man buvo duota, iš to, kas man buvo duota, aš padariau geriausiai. Aš turėjau labai daug įdomių patirčių, aš dėl nieko nesigailiu, tai buvo mano patirtis, kuri reikalinga jums, kad aš pasidalinčiau ir būčiau mokytoja jums visiems. Tai Evelina galės būti viena ranka, Irutė galės būti kita ranka, Zoja kita, aš būsiu kaip aštunkojas, Renata galės būti kita ranka, priimsim visus, Diana, visiems padėsim, ką ir kaip daryti. Aš gausiu visus atsakymus, kaip ir visos kompanijos, tarkim, Diazo galės šauti, taip, receptus galėsit pardavinėti, ne tik tai savo produktus. Ir savo produktus padidinsite pardavimus. Tai, žodžiu, galima visko labai daug pridaryti ir aš gausiu tuos visus atsakymus dėl jūsų, bet jūs turite skambinti ir iškovoti tą Aljansum, kad Jevgenijus man leistų eiti toliau su juo. Ir aš tada atvesiu visus su manimais 2/3 pasaulio. Nes kita pasaulio dalis yra netikinti, bet 2/3 yra tikinčių žmonių. Tai štai kiek pinigų, štai kiek čia lobis bus čia. O jūs būsite pirmieji, tai visi, kas gyvens Londone, bus milijardieriai. Tai reikia tik skambinti ir kelti ant kojų. Viskas, ko jums reikia. Tai dėl nieko aš nesigailiu ir nedėjuoju, buvo kaip buvo. Taip turėjo būti, tam, kad sužinočiau ir gaučiau tuos visus atsakymus. Tai tiek, su meile. Viską padariau su meile. O jeigu nukryžiuosit,
nukryžiuosite mane dar kartą, aš mačiau, kad jūs gelbėsite, tada nuskęs visa šalis. Viskas. Karališka šalis. Ir nebebus dviejų šalių tada. Nei anos, nei mūsų šalies. Tai štai dėl ko aš gimiau ir atėjau į šitą pasaulį. Tai tiek. Pagalvokite, kiek kainuoja jūsų gyvybė. Ir kiek kainuoja jūsų gyvenimas. Mąstykime. Paskaičiuokite. Su meile. Iki.